Sveiki. Sveiki. Ką gi pasiklausysim su muzikos? Čia buvo gera muzika. Jums sakiau, tiktoko nebekelsiu, nes ten pažeisiu vėl YouTube'as įstatymą, vėl pažeisiu. Tai šiandien paieškosim iš to žaidimo, kur vaikystėje žaisdavau. Filmai 13.com. Lūk, šitą puslapį nežino. Aš jums parodysiu seną žaidimą. Taip, aš jums papasakosiu apie šitą žaidimą. Šitas žaidimas jau šiais metais, rugsėjo 14 buvo išleistas, taip. Išleido žaidimo studija gyvenimo. Taip, Elektronika Max sukūrė populiarių žaidimų pasaulyje 7 procentų jų istoriją. Nu jo, 87. Čia jau Amerikoje buvo įkurta. Viskas nuo jų čia prasidėjo. O kaip parduoda? Per 4 dienas buvo parduota 1 milijoną kopijų žaidimų kopijų. Kiek kopijų? Daug. Tų kopijų daug buvo parduota. Tada pasirodė 4. 14 rugsėjo, nu tai va. Dabar 5 dalį jau kūrė Simsą. Įkūrėjai va. To žaidimo įkūrėjai. Jie įkūrė, nes jie įkūrėjai yra. Visas pasaulis žaidžia šitą žaidimą. Nes dėkinga yra tų kūrėjų. Tai va. Taip, žinome. Čia žaidimas apie šeimą, kaip gali sukurti save. Tai va, šitą žaidimą žaidavau. Ten buvo parašyta straipsnį, ten buvo parašyta apie šitą žaidimą. Ten buvo parašyta. Bet vis tiek jis jau senas. Va, visos platformos. Taip jis ant kompo veikia. O jie dar gali veikti. Ant Nintendo, PlayStation 2 gali veikti. Ant kompo Apple gali veikti. Microsoft Windows. Xbox. O, jėzu, kokia ši platforma gali veikti. Dar buvo žaidimas sukurtas, va. Apie gyvūnus buvo sukurtas. Kur gali, katė gali šunį. Tai va, buvo sukurtas žaidimas šitas. Tai va, aš biškai apie žaidimus biškai išmanau. Šito žaidimo tik išleido Simsą 3, tik tai. Simsą 3 vėliau išleido. 2009 išleido, birželio 2. Jo, birželio mėnesį pasirodė. Tai ant vasaros čia pasirodė. 3 sukūrė. O jis dar buvo žaidimas ir mobiliam telefonam. Aha, susirgti vėžiu. Jo. Daug žaidimų buvo išleistų, daug. Kas visuomet vėžiu susirgsim čia. Ten buvo pas namą prisiskaitę. To čia buvo per YouTube, kur aš jau dabar gyvenu. Dabar dabartiniam adrese. Bus kažkoks straipsnis bus. Apie globos namus. Bus straipsnis.
Reikia ieškot to straipsnio, va kažkas parašė. Tvarkinga graži aplinka, patys namai. Šūdas neglobos namai. Evelina tai parašė. Prieš 5 metų, palauk čia. Iš 4, 23, 22, 21. 2019 metais. Šūdas. Nieko neatrašė. Galvoju, žmonės nerašės apie globos namus. Galvoju, nieko nerašė. Nedaug čia parašė.